Labą dieną gerbiami žiūrėtojai, klausytojai, skaitytojai. Kaip ir sakiau, susitinkam šį kartą prie lietingos Baltijos jūros. Na, per trumpasias sausuolio žinias aš jums kalbu ir pasakoju apie tai, ką Lietuva įsigijo, ir šiandien mus pasiekė informacija apie naujausią Lietuvos pirkinį. Aš kalbu apie Spike LR2 raketas. Naujausiomis žiniomis šitų raketų pirkta maždaug už 3 milijonus eurų ir tai yra tęstinis krašto apsaugos ministerijos pirkinys skirtas mūsų kariuomeniai. Kaip žinote, šitas raketas naudoja mūsų Boxer Vilkas pėstininkų kovos mašinos. 3 milijonai daug ar mažai, na, sunku pasakyti, tiksliau pasakyti, nėra labai sunku. Tai yra nedidelis savo apimtimi pirkinys. Remiantis, panagrinėjau vėlgi, kaip aš dažnai tą darau, pirkinius, ankstesnius pirkinius, kitų valstybių pirkinius, ir matau, kad už 3 milijonus mes labai daug tų raketų neįsigysime. Tačiau, kaip sakiau, pirkinys yra tęstinis ir paskutiniais duomenimis pasiekė bendra pirkinio suma, jau šitų raketų suma pasiekė maždaug 11,5 milijono eurų. Vėlgi tai nėra labai daug, nes ko gero su tiek raketų, kiek mes nusipirkome už 11,5 milijono eurų, mes teoriškai negalime apginkluoti net visų turimų pėstininkų kovos mašinų Vilkas. Priminsiu, kiekvienoje mašinoje yra 2 raketų paleidėjai, na ir ko gero reikėtų dar turėti 2 komplektus raketų atsargoje. Taigi vienos raketos kaina galėtų priartėti, jeigu skaičiuojant be paleidėjo pačią raketą, maždaug iki 200 000 eurų. Vadinasi, mums dar pilnam 89 komplektų pėstininkų kovos mašinų užsakymui trūksta šiek tiek tų raketų, ir tęstinis pirkinys leis mums šitų raketų patį pirkimą ir komplektavimo užpildymą, sunku pasakyti, kad kiek laiko atlikti. Aš galvoju, per metus gal šiek tiek daugiau. Ne veltui papildomai perkamos Javelin raketos, kaip žinote, yra ir prieštankinės galimybės stiprinamos su Karo Gustav, tiek pačiais granatsvaidžiais, tiek milijoniniais amunicijos užsakymais. Taigi, šiandien vėl nauja žinia: 3 milijonai Spike LR2 raketoms. Iki greito susitikimo, iki